Labadiena. Stipri šeima yra valstybės pamatas, be jos negalime įsivaizduoti klestinčios šalies. Laimingi ir savimi pasitikintys vaikai užauga šeimoje, kurioje vyrauja meilė ir pagarba visiems šeimos nariams, kur viešpatauja glaudus tarpusavio ryšys ir atsakomybės jausmas vienas kitam. Santykiai šeimoje yra nuolatinis kūrybos procesas, kuriame ypatingą reikšmę vaidina kokybiškai kartu praleistas laikas. Šiandien pakalbėsime apie emocinį ryšį šeimoje ir kokybiškai šeimos narių kartu praleistą laiką. Mūsų pokalbėje dalyvauja Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Labadiena. Labadiena. Ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė, psichologijos instituto direktorė Roma Jusienė. Labadiena. Labadiena. Pone Lina, ką sako įstatymai? Ar įstatymuose yra kaip nors, akcentuota vaiko teisė į gerą emocinį ryšį šeimoje, į kartu visiems šeimos nariams kokybiškai praleistą laiką? Tikrai taip. Tikrai iš tiesų pagrindinis šalies įstatymas, kuris įtvirtina vaiko teisės, pagrindinės tai būtent Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, jisai numato, kad kiekvienas vaikas turi teisę augti šeimoje, jausti tėvų meilę, dėmesį, rūpestį, globą. Ir vėlgi tas pats įstatymas ir sako, kad vaikas harmoningai augti, vystytis gali gyvendamas tik šeimoje, jausdamas tėvų globą, rūpestį, laimės jausmą, tokiu būdu auginamas saugumo jausmas. Ir atsakant, ar yra įtvirtinta to kokybiško laiko savoka, tai ne, įstatyme taip tiesiogiai paraidžiui neišdėstyta, tačiau vaiko harmoningas vystymasis, ta emocinė gerovė tiesiog būtina sąlyga tam, kad būtų, reiškia, šeimoje tas kokybiškas laikas kartu, tas ryšio turėjimas. Pone Roma, kas yra emocinis ryšys šeimoje? Ko gero viskas, bet koks ryšys šeimoje yra emocinis, ta prasme mes ten negalim atskirti, sakyti, nes faktiškai pačiam apibrėžime, ar ne, šeima kaip sistema yra apibrėžiama kaip emocinė sistema ir net neįmanoma įsivaizduoti, jeigu mes net bandom, ta prasme, ir su studentais irgi diskutuojam, ar ne, kas šeimą skiria nuo bet kokios kitos socialinės grupės žmonių. Kai susitelkia 2-3 žmonės kartu. Ar ne, mes ne iš karto sakom, kad štai jau čia šeima. Ar ne? Netgi kai kartu pradeda gyventi, ar ne, dar jie nebūtinai vardina savęs kaip šeimą. Bet kai atsiranda tokie dalykai, kaip būtent tas emocinis jau įsitraukimas ir, iš tikrųjų, galbūt net per tokius žodžius kaip įsipareigojimas vienas kito atžvilgiu, atsakomybė vienas kito atžvilgiu, ar ne, mes sakom, kad tai jau yra šeima. Patys žmonės dažnai apibrėžia, sakau, kada jūs jau save laiko šeima, ar ne, iš tikrųjų, kai įsipareigoja vienas kito atžvilgiu. Ir aišku, čia, kalbama apie suaugusius žmonės, nes šeima lygiai taip pat gali sudaryti tik vienas suaugęs žmogus ir vaikas, ar ne, tai aišku, bet šitame jau santykiai yra būtent irgi to suaugusiojo įsipareigojimas vaiko atžvilgiu, ar ne, tai vaikas dar neturi būti atsakingas už savo tėvus, nors apie tai irgi, jeigu bus proga, galėsim padiskutuoti, dažnai dėja atsitinka, kad vaikams yra užmetama atsakomybė, vėlgi sakytumėm, šičia irgi yra emocinis tam tikras ir labai stiprus ryšys, bet ne pagal amžių, ne pagal paskirtį, ar ne, ir ne taip, kaip turėtų būti. Bet faktiškai ir net neįmanoma įsivaizduoti, kad žmonių, kurie įvardina save kaip šeimą, ar ne, grupė, nejaustų jokių emocijų vienas kito atžvilgiu, kad jų nesietų emocinis ryšys. Klausimas paskui jau tik tai yra, o koks būtent tas ryšys ir kiek jisai, sakykime, irgi yra tinkamas, atitinkamas, vėlgi ar dominuoja, sakykime, tos teigiamos emocijos, kaip mes mėgstam sakyti, ar neigiamos, vėlgi jų neturėtumėm vengti, visko atsitinka, būna ir pikta, ir liūdna šeimoje, ar ne, ta prasme, bet vėlgi turbūt pats svarbiausias dalykas ir per ką turbūt mes matome, tai yra vėlgi dalinimasis tomis emocijomis, ar ne, tai yra kalbėjimas apie tai, kad ne tik tai pagal nutylėjimą, bet įsivardinimas tam tikrų dalykų. O kaip emocinis ryšys veikia mūsų sveikatą?
apskritai atmosferą šeimoje? Tai vat vėlgi vienas dalykas, kad mes būtinai, jeigu taip netgi ir žiūrint, ar ne, vienas iš esminių žmogaus, bet kokio žmogaus psichologinių tų vadinamų poreikių, be kurio patenkinimo, ta prasme, mes iš tikrųjų, galim išgyventi, bet tikrai labai vargstame, tai yra vat poreikis būti ryšyje, būtent tam emociniam ryšyje su kitais žmonėmis arba kitu žmogumi. Tai yra susietumo arba toks, būtent to sąryšio poreikis. Mes absoliučiai visi jį turim. Dalis mūsų ir būtent dėl to, kad jau esame patyrę labai sudėtingą ar skausmingą tą ryšį. Pavyzdžiui, buvome ryšyje su savo tėvais, bet jie smurtavo mūsų atžvilgiu, ar ne? Arba buvau ryšyje, bet netekau savo ar tėvų, ar kitų artimųjų, ar ne? Ir tada, kai tas ryšys yra labai, turim tokios skausmingos patirties tame ryšyje, tai mes gali būti, kad kartais nusprendžiam, ir gerai, ir man daugiau nieko nereikia, aš išgyvensiu vienas, be tokio ryšio. Bet čia tik tai kalba už mus tada, ta labai skausminga patirtis, ar ne? Bet iš tikrųjų, tai mums absoliučiai visiems reikia būti ryšyje. Klausimas, vėlgi, kokiam ir koks tas ryšys turėtų būti. Tai atsakymas labai paprastas, kurį tarp kitko radau ir puikioje Kakės Makės enciklopedijoje mažiem vaikam. Ten yra pateiktas šeimos apibrėžimas. Ir į klausimą, kas yra šeima, atsakyta, šeimoje yra ramu, saugu ir gera. Ir smagu. Tokie 4 dalykai. Tai aš tai sakyčiau, šitoks ryšys, kai mums yra su kitu žmogumi ar kitais žmonėmis, tas ryšys ir artimas, ir jame yra ramu, saugu, gera ir smagu, ar ne? Tai toks ryšys, kaip sakot, vienareikšmiai, yra tai, kas mus augina, ar ne, daro atsparius įvairiems gyvenimo iššūkiams. Ir vėlgi priminsiu, visko atsitinka gyvenime, netgi dalykų, kurie nuo mūsų nepriklauso, bet toks ryšys yra visuomet tas toksai pagrindas, kuris padeda mums atlaikyti tuos gyvenimo iššūkius. O kas yra kokybiškai šeimos narių kartu praleistas laikas? Tokio vienareikšmio atsakymo, koks tas laikas turėtų būti, tai turbūt ir nėra. Kiekviena šeima labai individuali, turi savo rutiną, savo įpročius, savo, pomėgius. Svarbiausia, kad tai būtų nuoširdus, tikras buvimas kartu, sąmoningas, ar ne, ir toksai nuolatinis. Tai vėlgi, kas tai bebūtų, tas laikas kartu, be pašalinių dirgiklių, būtinai, ar ne, be to, triukšmo kažkokio. Tai galėtų būti tiesiog pokalbis, ar ne, buvimas kartu, klausimasis, dalinimasis emocija, ar ne. Jau kalbant apie vaikus, tai tiesiog pasikalbėjimas, kaipgi praėjo diena, ko išmoko, kuo pasidžiaugė, gal kažkokių sunkumų patyrė. Tai tas laikas buvimas kartu tikras čia ir dabar, be trikdžių, be kažkokių pašalinių, tokių tiesiog dėmesingas buvimas, sąmoningas. Ir kaip ir kolegė kalba, iš tiesų čia suaugusių tėvų atsakomybė būti sąmoningiams ir tą puoselėti, tą ryšio buvimą ir laiką kartu. Turbūt sėdėti visiems prie televizoriaus, žiūrėti filmą gal nėra labai jau kokybiškas laikas kartu. Svarbu, kad tai nedominuotų ir nebūtų vien per tai apibrėžiamas ar nebuvimas kartu. Tai čia kaip gerbiama Lina irgi įvardino tuos trukdžius, tai nebijokim jo įsivardinti, kad dabar vieni didžiausių trukdžių tai ir yra ekranai įvairūs, aišku, televizija labai greitai keičia išmanieji ir dar sudėtingiau turbūt, nes dabar kiekvienas savo ekrane. Netgi kai įvardino tą kartu žiūrėjimą televizoriaus, tai sakykime, mažesnė kur kas blogybė, negu kad ir esu mačiusi realiuose šeimose, realių tokių pavyzdžių, labai liūdinančių pavyzdžių, kai kiekvienas savo kambaryje ir turi kiekvienas savo televizorių, ar ne, arba, aišku, dabar net nereikia televizoriaus, tiesiog kiekvienas savo ekraną, išmanųjį ekraną, ar ne, ir kiekvienas su juo. Tai čia jau atrodytų
būnam visi kartu po vienu stogu, kartais netgi vienoj patalpoj, bet ir ne kartu. Ar ne, čia tas paradoksalus ir turbūt tas laikas, kurio negalėtumėm pavadinti kokybišku. Dar daugiau turbūt tie ekranai tampa labai dideliu trukdžiu mums netgi kartu, pavyzdžiui, valgyti, nes vienas iš nuostabiausių dalykų, tarp kitko, daugybė tyrimų yra įrodyta, kad vien užtenka paklausti žmonių, ta prasme apie jų patirtį arba šeimų paklausinėti, ar jie bent kartą ar keletą kartų per savaitę susėda už bendro pietų vakarienės stalo. Ir va šitas teigiamas atsakymas į šitą klausimą siejasi su labai daug teigiamų pasekmių arba atvirkščiai. Kai šito nėra tokios patirties šeimose, tai labai prognozuoja ir didesnės elgesio problemas, emocinės problemas, ta prasme įvairius mūsų psichikos sveikatos iššūkius ir taip toliau. Tai čia yra vienas iš tikrųjų, atrodo, labai paprastas, bet labai labai svarbus dalykas. Tai yra šeimos nariams susėsti už bendro stalo. Bent kartais, ar ne? Yra nuostabu, jeigu tai pavyksta kartą į dieną padaryti ir tai tampa tokia savotiška rutina, netgi būtent ta erdvė, kai mes kartu dalinamės, pasikalbam ir taip toliau. Ir kai kurios šeimos ir dabar sako, susėdam, bet kai pradedi klausinėti, o kaip tas susėdimas vyksta, kiekvienas pasidėjęs šalia savo išmanų ir tuo metu ar įlenda kažkur kažką pasižiūri, arba fone įjungtas televizorius ir panašiai, tai ne, viskas netinka. Tai yra, turi būti tas bendras valgymas be ekranų, vienareikšmiai. Vėlgi kaip pavyzdys. Kaip dar galima būtų kurti tą kokybišką ryšį visiems kartu šeimoje? Jau tas valgymas, tai aš suprantu, čia tikrai labai svarbus dalykas, bet tikriausiai yra ir kitų būdų, kitų pavyzdžių gal galėtumėt pateikti. Tai pratęsiant tarp kitko valgymą ir kartais tenka, aš nesu tik tai irgi mokslininkė, esu ir praktikė ir kartais net tenka paieškoti kartu su šeimomis irgi būdų, kaip sakot, kaip atkurti tą ryšį, nes būna, tikrai labai gaila, bet kartais jisai būna toks visiškai jau nunykęs arba nebelikė. Ir matai, pavyzdžiui, paaugliai turi ten baisinių problemų ir panašiai ir žiūri, o palaukit, o jūs, kada klausiu tėvų ar nekada ir kiek praleidžiat laiko kartu su jais. Taigi ištisai, ten veži kažkur ten dar, ar nekalbatės, nieko. Nėra, nebėra, jau, būna kartu, bet nesikalba, ar ne? Tai tada paieškom taip kūrybiškai, tai pavyzdžiui, o kaip jums skambėtų, jeigu nueitumėt kartu į kavinukę su, pavyzdžiui, paaugliai dukrai su mama, ar ne? Visai neblogai, ar ne? Bent jau pradėti nuo to. Bet nepamirškit, primenu, ar ne? Ta prasme, kad jau kai nueisit, pasistengkit ten tą valandą ar dvi, ar ne, neišsitraukti savo telefonų. Ir nuo to prasideda. Tiesiog toksai, vėlgi, kas kartais, reikia to tarsi katalizatoriaus, kas padėtų kartu. Kartais tai ir būna jau šeimoms, kurios, tikrai labai įstrigę. Tai tas vienintelis toksai pasikalbėjimas ir pakankamai kokybiškas, nors ir sudėtingas laikas kartu, tai atėjimas pas specialistą, pas psichologą ar psichoterapeutą, ar ne, kartu pasikalbėti ir bent tokiu būdu išjudėti. Bet išjudėję jie puikiausiai, ta prasme, tik tai mes atrandam būdų, kaip toliau tą išlaikyti kasdienybėje, ar ne, ir kaip kurti tam tikras rutinas. Dar, kas labai padeda, su bet kokio amžiaus vaikais, kaip sakau, yra vienas iš nuostabių dalykų, tai yra pasikalbėjimas prieš miegą. Ir vėlgi, mes čia, kai kalbam apie tą kokybišką laiką, tai būtent, ta prasme, būtent tas ir kaip Lina minėjo, tiesiog buvimas ryšyje tuo metu, dalinimasis, kalbėjimasis ir nesvarbu, kaip čia kiek tai truktų. Gerai, jeigu turim daug laiko, kai kurios šeimos turi labai gražių tradicijų, pavyzdžiui, ypač su paaugusiais vaikais, ar ne, ten, sakykime, ir leidžia jų galimybės, tarkim, šeštadienį, pusę dienos iš lėto pusryčiauja ir kalbasi, ar ne? Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to, kas labai vaikams ir bet kokio amžiaus vaikams, taip pat ir suaugusiems labai tinka, tai pasikalbėjimas prieš miegą. Jeigu mes galim įsivesti tokią rutiną, vėlgi, tiesiog, aišku, reikėtų, kad jau kokią valandą iki miego, kada norime, kad jau būtumėm lovos ir miegotumėm, ar ne, vėlgi visi ekranai išjungti ir tiesiog pasikalbam, prisėdam prie vaiko lovos, ar ne, ir pasikalbam apie dienos įspūdžius. Tarpusavyje, su sutuoktiniu, su partneriu, ar nepasikalbam. Mes puikiai žinom, kad vakare mums labai suaktyvėja visi dienos įspūdžiai. Ir vaikams irgi taip svarbu, užuot mes pasižiūrėkim, kas dažnai vyksta šeimose.
triukšmas ir visokios baisios irgi, taip sakant, iššūkiai baisus, ar laiko nusiprausėjai, ar tą padarėjai, ar tą, ir vien komandų padavinėjimas ir taip toliau. Taigi eikim kartu, valytis dantų ir tuo metu ten kažką pajuokaukim. Eikim kartu, galbūt vat irgi ten, kažkokį, vat, kaip sakau, tą ritualą susikurkim prieš miegą ir taip toliau, kad tai smagu būtų irgi. Ir būtinai kalbėkimės, kalbėkimės. Ir vat tas, sakau, pasikalbėjimas, tai žinokit, yra, vat vėlgi įrodyta kaip apsauginis veiksnys numeris 1. Jeigu mes tą išlaikysim, tai net ir atėjus tai paauglystėje, ten kitokiems sudėtingiems iššūkiams ir taip toliau, vaikai išlieka tam ryšyje ir jie nori pasikalbėti. Klausyk, man atsitiko tas ir tas, aš noriu pasidalinti ir apie smagius dalykus, ir apie nemalonius dalykus. Pone Lina, gal jūs dar turit kokių patarimų? Kaip kokybiškai tą laiką praleisti galima būtų? Svarbiausiai sąmoningai, ar ne, kad vėlgi, kaip jau ir kalbėta, kad būti čia ir dabar, kad sulėtinti tempą tą, ar ne, kad tai nebūtų paviršutinis kažkoks buvimas, prabėgimas, kad klausantis girdėti, matant suprasti, domėtis vaiku, ar ne. O apie tas priemonės, tai irgi tas, kas paminėta, tai vėlgi pagal kiekvienos šeimos ten pomėgius, ar ne, pasivaikščiojimas. Ir kaip ir sakote, tikrai visada kalbantis, skaitimas vaikams ar prieš miegą, ar kitų metų, domėjimasis vaiko, vaiko pasauliu, suprasti, kuo jisai domisi, kas jam patinka. Tai ir formuoja tą vaiką tokį saugumo jausmą, tą tokį ryšį betarpišką. Ir tada, ir tai vėlgi, kaip sakau, tai būtini tie etapai ir sąlygos, kad vaikas jaustųsi laimingas, rūpimas, kad juo rūpinimasi, kad domimasi ir tokiu būdu jisai formuojasi tą visapusišką asmenybę, tai tas saugumo jausmas. Bet ir patiems suaugusiems labai labai svarbu, jie tokiu būdu, vėlgi tame nuolatinėme skubėjime, bėgime, tiesiog kartais atitolsta vieni nuo kitų, nuo pačios savęs, turbūt kartais pametam save tame tempe ir tiesiog sugrįžti, sulėtinti, būti čia ir dabar ir tokiu būdu pajusti tą džiaugsmą savo kaip tėčio, kaip mamos statuse, galbūt kaip jį pavadinti. Kaip tik ir norėjau klausti, ar tas kokybiškas kartu praleistas laikas svarbus ne tik vaikams, bet ir tėvams, ar ne? Taip, tai pratęsiant turbūt tą mintį, tai vienareikšmiai visiems jisai yra svarbus, bet aš čia irgi iš karto pabūsiu tą tokią labai, kaip čia, turbūt girdimu dažnai balsu tėvų, kaip sako, tai ką jūs čia siūlot ir dar, iš kur man paimti laiko, jo ir taip trūksta, ar ne viską. Bet čia žinot, koks įdomus paradoksas. Vat kaip sakau, jeigu mes vaikui laiku ir vietoje duosim 10 minučių dėmesio, mes sutaupysim valandą arba 2 dienos eigoje. Nes, elementarus pavyzdys, įsivaizduokit, ateini pasitikti savo vaiko ar iš darželio, ar iš mokyklos, ar ne, ypač pradinuko pavyzdžiui, ar ne dar, ir jisai, išsiilgęs ir tiek visko nori pasidalinti ir taip toliau, bet tu tuo metu ateini jo priklaudęs prie ausies telefoną, su kažkuo kalbėdamas, arba tuo metu vatininkės irgi palauk, čia man reikia labai greitai kažką atsakyti ir taip toliau. Ir labai aiškiai parodai, kad palauk, aš dabar labai užsiėmęs, aš neturiu tau laiko, ar ne? Kas atsitiks? Likusį vakarą, maždaug porą valandų, vaikas bandys atsiimti tą dėmesį. Galbūt netinkamu elgesiu, zirzimu, nedarimu kažko, vilkinimu, tuo pačiu pavyzdžiui neįimu praustis, nedarimu namų darbų ir sakymu nesuprantu, padaryk už mane ar padėk ir taip toliau. Čia daug gali pateikti pavyzdžių, bet čia ir yra, ir čia visai nesąmoningas dalykas yra toksai. Ir mes kaip nesuprantam, atrodo kartais, tikrai tokių paprastų dalykų. Taigi tuo metu pabandyk įsivaizduoti, jo vaikas tavęs pasiilgęs ir tu skirk tik tai tas 10 minučių. Sakyk, labas, kaip sekėsi, pasišnekėk ir viskas. Ir vaikui, kaip Lina sakė, tas saugumo jausmas iš kur atsiranda. Ir tas jausmas, kad aš rūpiu, viskas, užteko tų kitą kartą keleto minučių patvirtinimo ir jisai savo ramiai užsims savais reikalais. Jisai gavo patvirtinimą, manęs irgi pasiilgo,
Mane girdi, mane pamatė, mane išgirdo, kas man rūpi, viskas, aš ramus galiu eiti savo kažką veikti. Nes visi vaikai iš savęs ir labai anksti, jie nori būti savarankiškais ir veikti kažką irgi patys. Bet, va čia paradoksas atsitinka, kai jie negauna patvirtinimo, kad jie yra ryšyje, jie tada paneigia tą kitą savo, atrodo, nesavarankiški, čia visko reikalauja ir to dėmesio, ir nori, kad už juos padarytum ir taip toliau. Bet būtent tik tai tada, kai negauna to tokio svarbaus ryšio. Kai jie gauna patvirtinimą, kad aš esu ryšyje, viskas, ramiai galiu savo augti toliau, kaip aš vadinu. Tai kas yra to kokybiškai praleisto laiko priešai didžiausi? Oi, priešų tikrai yra, ką ir įvardinom iš tiesų. Tai pirmiausia, tai tas skaitmeninis triukšmas, išmanieji visi renginiai, ekranai be abejo, telefonai, televizorius, kiti renginiai. Stresas tas nuolatinis patiriamas, ar ne, tas skubėjimas, toks kartais paviršium bėgimas, ar ne, lyg tai klausausi, bet nelabai girdžiu, lyg tai matau, bet nesistengiu per daug gilintis, ar ne. Tai tie tokie pagrindiniai priešai ir čia vėlgi tėvų sąmoningumo, ar ne? Čia jau darbo su savim sąmoningumo, kad juos atitraukti, mokėti išbūti, ar ne, eliminuoti iš to ir kurti tą kokybišką ryšį. Nes tie priešai, taip, jie įtraukia, jie atriboja nuo išorinio pasaulio, dirgina tuo pačiu ir tikrai labai trukdo tam kokybiškam laikui. Ne. Kad ir kaip vėlgi beskambėtų keistai, bet dažnai mes patys ir esam savo priešai ir patys didžiausi priešai, ką turiu omenyje, tai vėlgi mūsų tam tikros patirtys ir mūsų tam tikros emocijos. Labai man gaila būna, kai, kaip sakau, tėvai saugo vaikus nuo savęs pačių, tai yra nuo savo. Tėvai nuo savo neigiamų kažkokių išgyvenimų. Ir tai daro vėlgi labai nesąmoningai, bet pavyzdžiui, jeigu aš esu kažkuo susirūpinęs ar ten, sakykime, irgi darbe patyriau kažkokiu tai stresu, tekę yra dirbti nemažai su pareigūnais, pavyzdžiui, ar ne, kur tikrai diena būna įtempta ir sudėtinga ir ką jie tada daro, jie pareina namo ir atsiriboja. Nes, kaip sakot, būtų labai puiku tas nuoširdus bendravimas, bet jeigu aš būsiu nuoširdus, aš neišvengiamai pasidalinsiu tuo, ką šiandien išgyvenau. Ir tada, tėvai bando atsiriboti. Ar ne, ta prasme, vėlgi ir ekranai tada padeda, kiti dalykai, užsimiršimai, aišku, dar baisiau, kai tai būna alkoholis, ar ne, ir panašiai, daugybė kitų dalykų, bet kartais tai būna, sakau, tiesiog toksai tada atsiribojimas ir, pavyzdžiui, šeimos nariams atrodo tėtis arba mama piktas, susierzinę, kažkokie tai nepatenkinti, bet nežino, iš kur tas ateina. Tai ateina iš mano vidinių kažkokių tai patirčių. Kartais mes, kaip sakau, saugom irgi nuo savęs, būtent tų, tokių, ką patyrėm savo vaikystėje, ar ne? Ta prasme, mes jaučiamės kažko labai negavę ir paradoksaliai irgi arba nemokam irgi tada to atitinkamai duoti savo vaikams, arba duodam pernelyg daug, kaip sakau, jau irgi tada, pavyzdžiui, jeigu mane, tėvai labai stipriai kontroliavo vaikystėje, tai aš jau vaikus paleidžiu visiškai be kontrolės ar neinu į tokius kraštutinumus, arba atvirkščiai, jeigu tėvams mano visiškai nerūpėjo, kaip aš gyvenau, kuo gyvenau, tai aš jau dabar tardysiu tą vaiką ar kamuosiu. Ar ne? Tai aišku, kad mums tada yra sunkiau palaikyti tą tokį tinkamą atstumą. Bet ką tai reiškia? Bet vėlgi, svarbiausias dalykas tai yra, aišku, neatriboti, vienokiais ar kitokiais būdais. Aišku, kai yra stresai, iššūkiai darbe, tai nebūtinai mes turim užkrauti vaikams ir viską išpasakoti, bet turim pasakyti, kad, žinai, man buvo sudėtinga šiandien diena, ar ne, ta prasme, ir tai jau bus labai daug ir labai gerai. Arba, pavyzdžiui, turim pasakyti, kad, žinai, aš kažkokį tai sunku dabar laikotarpį išgyvenu, bet labai duoti ir ypač vaikams reikia būtinai to patvirtinimo, kad ne tu dėl to kaltas, ne tu atsakingas, nes vaikai automatiškai daro išvadą. Jeigu piktas tėtis arba mama arba ant manęs šaukia,
Taip kaip paskui tėvų paklausinėjai, tai jie šaukė dėl to, kad pratrūko, nes tikrai buvo sunku, ar ne, dėl kitų priežasčių. Bet jeigu šaukia ant manęs, ar ne, arba su manim netinkamai elgesi, tai vadinasi, aš blogas, aš kažką netokio padariau, ar ne. Ir tėvai čia visada turi labai aiškiai pasakyti, klausyk, čia mano problema, ar ne, nes jeigu to nepasakys, tai vaikai ir gyvena su ta tokia atsakomybė, kad jie tarsi turi būti atsakingi už tėvų emocijas, o taip jokių būdų neturi būti, ar ne. Tai šičia yra, kaip sakau, kaip mes, čia tie gilesni dalykai, bet mes tikrai turim, apie juos ir žinoti, ir apie juos kalbėti, kad kartais mes patys savo esam tie didžiausi priešai bendravime. Ir aišku, kai mums yra sunku, mes būtinai turim pasitelkti kitų suaugusių žmonių pagalbą. Pagaliau mes turim pasikalbėti jos su tuoktiniais, šičia, daug dalykų, ar ne, su partneriais, su galbūt kitais žmonėmis, vėlgi pasitelkti tuos pačius specialistus. Bet svarbu neatriboti savęs nuo vaikų. Ir kaip sakiau, arba kartais tiesiog be detalių įsivardinti dalykus, kad sunku, bet lygiai taip nebijoti irgi ir smagiais dalykais pasidalinti. Paradoksalu, pavyzdžiui, įsivaizduokit praktikoje, tėtis, kaip sakot, labai svarbu, kad vaikas jaustų, kad jisai rūpimas, matomas ir taip toliau. Ir atveda vaiką, dar pradinuką, kuris, kaip sakyt, viskuo apipiltas nuo galvos iki kojų, ar ne, yra ir privačioje mokykloje ir viską gauna, ką nori ir panašiai. Bet štai kažkodėl baisiniai nerimo ten sutrikimas ir visokie kitokie simptomai, ar ne, ir kalbame su tėvais ir atrodo, irgi, kas čia negerai, ar ne. Ir tėtis man apibūdina tą vaiką, kaip jisai, koksai jisai nuo mažens buvo fainas, kiek jisai gerų dalykų turi ir gerų gebėjimų ir ten ir tą, ir na. Ir sakau, ir kaip dažnai vaikas tai iš jūsų girdi? Sakau, kiek jūs jam kartų maždaug pasakot, kad koks jisai šaunuolis ten ir panašiai? Niekada? Sakau, kaip? Kodėl niekada? Sako, negalima, jisai dar išleps. Ir ta prasme paskui išpuiks. Aš niekada jam nesakau, koks jisai šaunus ir geras. Ir kaip aš jį myliu. Kai kalbėsiu su tėčiu, supranti, kad jisai beprotiškai myli tą savo vaiką. Bet jisai niekada nėra pasakęs to savo vaikui. Oho, sakau. Tai sakau, iš kur vaikui suprasti? Tik iš to, ką jisai gauna. Ne, čia šitos materijos visiškai nesvarbu. Svarbu būtent tas ryšys, tai ką girdi, ką matai. Pagaliau tas vėlgi, mes čia grįžtam į tą banalų buvimą kartu, nes ar šito, ar daugybės kitų kartais tėčių ar mamų bėda ir būna, kad pasirodo tiesiog apart to nuvežimo į mokyklą, parvežimo ir taip toliau, smagaus laiko, būtent dar tas laikas irgi turi būti smagus visiems, ar ne, smagaus laiko kartu nėra. Kartais patari, irgi tėvams, tiesiog reikia, ypač su mažesniais vaikais, kartu pažaisti. Ir kokia mama susiima už galvos. Sako, oi, aš nekenčiu žaisti. Ir čia supranti, kad jau jos patirtis kalba, ta prasme, kad kažkas tokio jos vaikystėje atsitikė, kad jai žaidimas asocijuojasi su kažkokia baisia patirtim. Bet kartais, kaip sakau, taigi, tai tada turi save išlaisvinti, kažkaip paieškoti, kas čia su tavim atsitiko. Gerai, ne žaidimas tada, kažkokia kita veikla. Bet kad smagu abiem būtų, ne kažkuriam iš jūsų, visiems, kad smagu būtų. Jeigu šeima iki šiol, neskyrė dėmesio tam kokybiškai kartu praleistam laikui, nuo ko pradėti? Svarbiausia pradėti, aišku, nuo mažų turbūt žingsnelių tokių to pokyčio link, tai kas tai galėtų būti, nežinau, susėsti kartu vakarienės, ką jau kalbėjom, ar ne, būtinai pasidedant į šalį telefonus, kad nei vienas juo nesinaudojam, ar ne. Kokią vakaro rutiną sugalvoti, išeiti pasivaikščioti, apie dieną pasikalbėti, ar ne, kaip ir kalbėta, tiesiog pasidomėti vėlgi, kas nutiko, ko išmokom, ką patyrėm, kokių džiaugsmų, galbūt kokių iššūkių. Tai, nežinau, maisto gaminimas kartu vėlgi gali būti tą, ką šeima, bet tie tokie maži žingsneliai, maži etapai, bet kai jie bus sąmoningi, su nuoširdumu, užsidegimu, jie tikrai sukurs didžiulį pokytį tokį. Ir tiesiog svarbiausia tėveliam žinoti, kad tie maži žingsneliai, rutininiai, tokie kasdieniai, kiek tai yra įmanoma, jų vaikam yra labai labai svarbus, visai šeimai svarbus, bet vaikam saugumas, vėlgi, sakau, tas toks žinojimas, kad jie rūpi, kad jie įdomus ir tas laikas kartu. Tai
tie maži žingsneliai, bet jie labai labai svarbus. Ir jeigu anksčiau to nedarė, tai tiesiog palaipsniui. Ir tiesiog esu tikra, kad po laiko ir vaikai, ir tėvai pajus, kokiagi tai yra laimė būti kartu, koks džiaugsmas patirti tą kokybišką laiką kartu. Tai tikrai reikia svarbiausia pradėti. Ir norėčiau tada pabaigai paprašyti, ką tokio trumpo ir aiškaus norėtumėte pasakyti Lietuvos šeimoms? Jeigu trumpo ir aiškaus, tai kalbėtis. Svarbiausia kalbėtis, kad ir kaip sunku būtų, svarbiausia, jokių nekalbadienių, jokių, ta prasme, kaip sakau, saugojimo vienas kito nuo nežinia ko, o tiesiog kalbėtis, ar ne? Ir kai kalbėsi, tai vis tiek anksčiau ir vėliau išsiaiškini dalykus. Labai svarbu kalbėtis ir nepereiti prie veiksmų, ar ne? Ir tai čia, aišku, tas toksai palinkėjimas, kad nebūtų jokios prievartos, jokio smurto, jokių kitų dalykų, bet tiesiog pasikalbėti. Ir kai negalim, jeigu jau jaučiam, kad priejom tokį tašką, kad negalim kalbėtis, tai būtinai, kaip sakau, paieškokim, kas mums padėtų pasikalbėti, ar ne? Taip. Aš tai irgi labai norėčiau ir tėvams, ir globėjams tokią žinutę perduoti, kad mes tėvystėje nesiektumėm turbūt ir neturime būti tobuli kažkokie, ar ne, nes neaišku, kasgi tas tobulumas. Tiesiog būti nuoširdūs, dėmesingi, atidūs savo vaikams ir žinoti, kad tas kokybiškas, sąmoningas laikas kartu tai yra didžiulė dovana vaikui, šeimai, kad tai yra ugdoma ir patys save kaip tėvus ugdom ir savo vaikus tokiomis, sveikomis emociškai asmenybėmis. Tai yra dovana, tai tiesiog nesiekti tobulybės, nesivaikyti kažko, bet tiesiog būti čia ir dabar nuoširdžiais. Dėkoju Jums už pokalbį apie emocinį ryšį ir kokybiškai šeimoje praleistą laiką kartu. Kalbėjome su Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė, Psichologijos instituto direktorė Roma Jusienė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.